Taigi 18 uždavinys ir yra duota štai tokia funkcija. Ir pirmoje dalyje, kuri buvo B kurso, reikia apskaičiuoti šios funkcijos išvestinę taške 0. Antroje dalyje jau išplėstinio kurso uždavinys reikėjo nustatyti funkcijos f išvestinės funkcijos lyginumą. Ir trečioje dalyje reikėjo apskaičiuoti štai tokią sumą funkcijos f reikšmė taške 2 ir plus apskaičiuoti integralo reikšmę ir atsakymę pateikti sumą. Na tai dabar ir pradėkim. Pirmiausia, apskaičiuokim funkcijos f išvestinę. Tai funkcijos f išvestinė yra lygi. Tai čia 3 perrašau, o x kvadratu išvestinė yra 2x. Tada plus 5 kart, o x ketvirtuoju išvestinė yra 4x trečiuoju. Na, o dabar toliau minus. Dabar reikėtų prisiminti kosinuso išvestinę. Kosinus x išvestinė yra minus sinus x. Tai jeigu mes turim kosinus px, tai išvestinė būtų minus sinus px. Reikėtų apskliausti. Ir kadangi ši funkcija yra sudėtinė funkcija, tai todėl reikia dauginti iš tos viduje esančios funkcijos, tai yra px išvestinės. Tai tiesiog dauginu iš px išvestinės. Tikiuosi nepamiršau. Lygu. Na, dabar skaičiuojam toliau. 3 kart 2x tai yra 6x, toliau 5 kart 4 yra 20x trečiuoju ir 2 minusai duoda pliusą, px išvestinė yra pi, aš tą pi iš karto perrašau į priekį, kad tvarkingiau būtų, tai būtų plus pi kart sinus ir px. Štai tokia būtų išvestinė funkcija. O dabar reikia apskaičiuoti šios funkcijos reikšmę taške 0. Tai tuomet vietoj x reikia įsistatyti 0. Tai būtų 6 kart 0, aišku 0, tada plus 20 kart 0 trečiuoju ir vėl 0. Na ir čia tikriausiai nesuklydot pi kart, sinusas pi kart 0, tai vėl būtų sinusas 0. Ir dabar 0, 0, o sinusas 0 taip pat yra lygu 0, nes 0 radianų yra 0 laipsnių, galėjote ir su kalkuliatoriumi ir iš lentelės gauti, kad tai yra 0 ir pi kart 0 irgi 0, taigi reikšmė yra 0. Dabar antroji dalis. Reikėjo nustatyti išvestinės funkcijos lyginumą. Tai reikėtų prisiminti, kad funkcija yra lyginė, kai visoje šios funkcijos apibrėžimo srityje yra teisinga lygybė. Tai yra f nuo minus x yra lygu f nuo x. Kadangi mes kalbam apie išvestinės funkcijos lyginumą, tai galiu tiesiog sakyti, kad būtent ir tai išvestiniai funkcijai taip pat bus ta pati lygybė galios. Funkcija yra nelyginė tuomet, kai ji minusą esantį prieš argumentą iškelia tiesiog prieš visą funkciją. Taip būtų. O visos kitos funkcijos yra nei lyginės, nei nelyginės. Tai dabar belieka imti ir patikrinti mūsų gautoji išvestinė funkcija, ar tenkina vieną iš šių lygybių. Tai dabar tiesiog imsiu į tą išvestinę funkciją, įsistatysiu minus x ir žiūrėsiu, kas gaunasi pertvarkius. Taigi būtų 6 kart minus x, tada 20 kart minus x pakelta trečiuoju ir tuomet plus pi kart ir sinusas minus pi kart minus x, tai būtų tiesiog sinusas minus px. Taip. Dabar pertvarkom. Čia matom, kad minusą galim iškelti priekį, bus minus 6x. Kai minus x kelsim nelyginių laipsnių, tai irgi minusas išsikels į priekį, tai bus minus 20x trečiuoju. Dabar čia
sinusas yra nelyginė funkcija ir jinai taip pat minusą iškelia į priekį, tai būtų minus pi sinus px. Ir dabar mes matom, kad iškėlę minusą į priekį, mes skliausteliuose gautumėm va štai šitą pradinę išvestinę funkciją. Taigi galiu sakyti, kad tai yra minus f išvestinė funkcija bet kokiam taške x. Taigi gavom, kad f nuo minus x, išvestinė praleidau žodį, yra lygų minus f išvestinė x. Tai čia reiškia, kad funkcija yra nelyginė. Nelyginė. Taigi, na, o dabar trečioji dalis. Reikia apskaičiuoti funkcijos reikšmę taške 2 ir pridėti integralo reikšmę. Tai dabar imkim ir čia atkeliu sprendimą. Tai pradėkim nuo funkcijos f reikšmės taške 2, tai į funkcijos išraišką vietoj x statomės tiesiog 2. Tai būtų 3 kart 2 kvadratu plus 5 kart 2 ketvirtuoju ir minus kosinusas 2 pi. Na ir dabar apskaičiuokim. Tai čia būtų 3 kart 4 yra 12, 5 kart 16 tai plus 80 ir dabar minus kosinusas 2 pi arba kosinusas 360. Jūs žinoma galėjot imti ir pasinaudoti kalkuliatoriumi ir tiesiog ne kalkuliatoriumi, o skaičiuotuvu lietuviškai ir apskaičiuoti kosinusą 360 laipsnių. Tai čia turėjot gauti 1. Tai 92 minus 1 yra lygų 91. Pradžia tokia. Tai kaip ir pusę darbo. O dabar imsim, skaičiuosim tos pakankamai sudėtingos funkcijos apibrėžtinį integralą intervale nuo 0 iki 1. Taip, taigi būtų integralas nuo 0 iki 1 ir integruosim visą šią funkciją. Tai yra 3x kvadratu plus 5x ketvirtuoju ir minus kosinusas px ir dx. Na kągi, tai pirmas darbas, reikia apskaičiuoti šios funkcijos pirmykštę funkciją. Tai čia, manau, pradžia visiškai yra nesudėtinga. Tai 3 kart x kvadrato pirmykštė yra x trečiuoju padalinta iš 3 plus 5 kart x ketvirtuoju padalinta iš 4. Taigi kaip ir viskas aišku, o dabar ką daryti su kosinusu px. Tai dabar būtų situacija tokia. Kosinuso pirmykštė yra, kosinus x pirmykštė būtų sinus x, todėl kad sinus x išvestinė yra kosinus x. Taigi, bet argumentas, matom, yra px, tai būtų sinusas px. Ir kadangi funkcija, kurios pirmykštę skaičiuojam, yra sudėtinė, tai į priekį reikėtų iškelti vienetą padalintą iš koeficiento esančio prie x. Patikrinimui galima apskaičiuoti šios funkcijos išvestinį ir jinai turėtų būti lygi kosinus px. Na, nelabai programinė situacija, sakyčiau. Ir tuomet intervalas nuo 0 iki vieneto. Taigi, dabar sutvarkom, tai būtų x trečiuoju, čia plus, čia dabar žiūriu, padariau klaidą, 5x penktuoju padalinta iš 5, jūs tikriausiai tą klaidą pastebėjot, 5 tai prastinasi, plus x penktuoju minus 1 iš pi ir sinus px. Taip, ir bus nuo 0 iki vieneto. O dabar belieka įstatyti. Pirmiausia, įsistatom vienetą ir atimam įsistatę 0. Taigi, aš čia šiek tiek pasiskolinsiu vietos. Tai būtų lygų 1 trečiuoju plus 1 penktuoju. Primenu, kad šia klaida buvo tikrai ne x ketvirtojo padalinta iš 4, plus dabar vienetas iš pi ir tada sinusas kampo pi arba sinusas 180 ir minus, dabar reikės tiesiog įstatyti 0. Tai bus 0 trečiuoju plus 0 penktuoju ir minus 1 padalinta iš pi, o pi kart 0 tai būtų tiesiog sinusas 0.
Na ir dabar imam, apskaičiuojam, kas čia gaunasi. 1 plus 1 tai bus 2. Dabar sinusas pi arba sinusas 180 laipsnių tai bus 0, tai pirmuosios skliausteliuose gaunasi tiesiog 2. Dabar ką reikia atimti? Aišku, čia matom 0, o sinusas 0 radianų ir 0 laipsnių taip pat bus 0. Tai antrųjų skliaustelių reikšmė būtų 0. Taigi viso integralo reikšmė yra 2. Dabar prisiminkim, ką reikėjo apskaičiuoti. Mums reikėjo apskaičiuoti štai šitokią sumą. Tai mes f nuo 2 gavom, kad tai yra 91, o integralo reikšmė yra 2. Taigi situacija būtų tokia 91 plus 2 ir tai yra lygu 93. Štai toks būtų atsakymas. 93.